Sveiki, labai jūsų pasiilgau savo antrame kanale. Per pastaruosius mėnesius mano gyvenime įvyko nemažai dalykų, todėl laikrodžius trumpam teko pamiršti. Bet pagaliau prisiruošiau prisėsti trečiai žymių Lietuvos žmonių laikrodžių daliai. Mes šnipinėsime? Taip? Pradėkime gal nuo vienintelės moters šiame sąraše. Mačiau, kad verslininkė Daina Bosas jau seniai nešioja platininį Patek Philippe 5109. Tai maždaug 2004-aisiais pasirodęs 43 mm aukščio laikrodis, kuris yra minimalistinis, klasikinis ir solidus. Galiu tik spėti, kad tai galėtų būti daug reiškinti dovana ar gyvenimo pasiekimo atlygio pirkinys. Šio laikrodžio kaina tik pasirodžius buvo apie 30 000 eurų. Patek Philippe yra vienas žinomiausių prabangių laikrodžių prekės ženklų, kurį turėti ar bent jau palaikyti rankose norėtų kiekvienas laikrodžių entuziastas. Jis prestižinis, ypatingos kokybės, su itin gilia istorija bei paveldu. Patek Philippe garsėja dėl savo itin nuodugnaus kokybės audito. Kitas mano sąraše vienas žymiausių Lietuvos komikų Mantas Bartuševičius, kuris neseniai prisipažino įsimylėjęs laikrodžius. Kažkoks svajonių pirkinys, brangus laikrodis. Girdėjau, kad laikrodžiais tamsta pradėjot labai domėtis. Sakė, kaip psichas visiškai nesveikas, neįmanoma net gėda gatvėje eiti. Tai jinai labai nedaug kas žino. Naujausiuose video jis dėvi Tiffany Blue spalvos Tissot PRX su kvarciniu šveicarišku mechanizmu. Labai populiarus laikrodis su minimalistiniu, tačiau labai patraukliu dizainu. Tokią pat versiją turiu ir aš. Nors kai kurie šį modelį vadina popsu, na taip su populiariais dalykais jau būna, bet tai iš tiesų labai patogus, patikimas ir savo istoriją turintis laikrodis. Kuo Manto laikrodis yra ypatingas, tai dėl savo spalvos. Tiffany Blue spalva laikrodžių pasaulyje be galo populiari keletą metų, o tos pačios spalvos laikrodžių kaina, lyginant su tais pačiais, tik kitos spalvos ciferblatų, kartais iššoka net kelis kartus. Todėl būtent šis laikrodis internete dabar randamas už maždaug 380 eurų. Bet kadangi tai buvo Manto žmonos dovana, šis laikrodis neįkainojamas. Komikas iš tikrųjų buvo labai draugiškas ir man susisiekus jis pasidalino dar keliais savo kolekcijos laikrodžiais. Vienas jo laikrodžių yra Gégé Lacouture Reverso Day-Date, ikoniškas prieš maždaug 20 metų išleistas laikrodis, kuris reprezentuoja klasę ir prabangą. Apskritai, Gégé Lacouture brandas yra laikomas high-end luxury prekės ženklų, kuris yra prabangesnis už gerai žinomas Rolex, Cartier, Omega ir panašaus lygio laikrodžius. Galiu pasakyti, kad tai stebinantis ir labai geras pasirinkimas. Tokį laikrodį naudotą galėtumėte nusipirkti už maždaug 9 000 eurų. Kitas Manto kolekcijoje guli Rolex Datejust. Tai nemirštanti klasika, kuri nors ir išleista prieš 30 metų, savo žavesį išlaikys dar ilgą laiką. Šis vintažinis laikrodis yra su perdažytu ciferblatu, dėl ko aftermarket dalių nemėgstantis komikas sakėsi šiek tiek besigėdijantis. Tačiau dėl patinkančios spalvos sakė neatsispyręs nuodėmiai. Na, manau, tai menkas nusižengimas, kai ciferblatą bet kada galima pakeisti originaliu, o jie dabar parduodami vos ne maišais už kilogramą. Mat, kiek prisirinka, nei pakelt negali. Kitas Bartuševičiaus pasididžiavimas yra Glashütte chronografas, dar vadinamasis senatoriaus laikrodis. Apie 2005-uosius pasirodęs limituoto leidimo laikrodis su krokodilo odos apyrankė šiandien jums kainuotų apie 3000 eurų. Žinoma, jei tokį pavyktų rasti, nes jokių aktyvių skelbimų šiam laikrodžiui internete nėra. Vokiški Glashütte laikrodžiai nenusileidžia jų šveicariškiems pusbroliams ir gal netgi sakyčiau juos kai kuriuose dalykuose lenkia. Nice watch. Dar vienas Manto laikrodis kiek kitoks. Tai smagus ir žaismingas Mr. Jones'o Beam Me Up. Tai prancūzų iliustratorių sukurtas laikrodis, kuris simbolizuoja ateivių gyvybės paiešką mūsų planetoje. Joje rožinis ufonautas zonduoja Žemėje esančią fermą. Niekada nesibaigiančiame cikle nuo ateivio bėga paršiukas. Neatpažinto objekto skleidžiama šviesa rodo minutes, o paršelio pozicija nurodo valandas. Vaikystėje jie augo Lietuvoje. Jos tėvas pasakojo istoriją apie keistas būtybės išlikusias iš skraidančios lėkštės. Ateiviai pavogė jautį, kurį kaimiečiai ketino kepti.
Smagaus dizaino ir neįprastos išvaizdos laikrodžiai dabar populiarėja. Norima išsiskirti ir atskleisti savo žaismingą asmenybę. Na, panašiai kaip vyrai, kurie su kostiumais nešioja spalvotas kojines. Apibendrinant, tai labai solidi manto kolekcija, kuri kol kas vystosi tobulai. Nice. Ačiū jam dar kartą už pasidalinimą. Linkiu, kad išsipildytų Lange Undziūnė svajonė ir kolekcijoje atsirastų bent vienas daiveris. Šiek tiek prajuokino TikToko platformoje pamatytas vaizdo įrašas, kuriame žinomas streameris fanams aprodė savo laikrodį Rolex, na bent jau kas iš jo liko. Pagaliau kaip prisivertė tinginys per pusę metų susitvarkyti laikrodį. O tai. Yo, it's been nuts, it's crazy. My phone for flows, call the flows of flown is contagious rabies. Dogs been biting lately, been rough and tough, I might go Swayze. Tai ganėtinai žiauriai subjaurotas ir sugręžiotas laikrodis, kurio autentiškumą net sunku būtų nustatyti, nebent iš mechanizmo, kurio pamatyti negalime. Na, bet iš datos langelio galėčiau spręsti, kad tai kažkada tikrai galėjo būti originalus Rolex laikrodis. Čia Rolexas su deimantais, vertas 25 gabalų. Pasižiūrėk. Jis tavo ir tu manęs daugiau nebepamatysi. Norėčiau sukišti jį į tavo subinę, bet nenoriu išsipurvinti rankų. Pasipuikuoti mėgstantys žmonės, ypatingai reperiai, mėgsta savo laikrodžius nunešti juvelyrui, kurie gerus laikrodžius sugręžioja nedideliais grąžtais ir prideda mažų laboratorinių deimantų, taip sugadindami ne tik apyrankę, bet ir visą korpusą. I buy this watch and I grab a drill and I'm gonna drill holes in every piece of this watch. You're basically destroying this watch. But instead of keeping the holes open, he puts diamonds in it. So if you have a $65,000 watch and you drill holes in it to place 40 grand of diamonds in there, the value of the watch decreases because you're actually drilling holes in a watch. Na, dėl skonio nesiginčiama, bet taip sugadinti laikrodį yra tas pats kaip Porsche tuninguoti kiniškom detalėm. Nors tokių laikrodžių vertė smarkiai nukrenta, mažoje rinkoje jie vis vien turi savo pirkėją ir sugeba išlaikyti dalį savo originalios vertės. Aš nepažįstu Dovydo ir esu tikras, kad jis galbūt yra geras žmogus, bet šiame kanale tiesiog smagu nebūtinai rimtai apkalbėti kitų žmonių laikrodžius. Kiekvienas su savo daiktais elgiamės kaip norime ir nešiojame tai, kas mums patinka. Viena dažniausiai šių metų spaudos linksniuojamų pavardžių buvo Suodaitis. Verslininkas Laurynas ant savo riešo dažnai dėvi 42 mm Frederic Constant World Timer laikrodį. Jis ypatingas tuo, kad gali nurodyti kelias laiko juostas. Tai yra labai gražus laikrodis, puikiai tinkantis prie kostiumo. Dabar tokį naudotą galima nupirkti už kiek daugiau nei 2000 eurų. Nors šis laikrodžių brandas dažnai yra įkvėpiamas kitų klasikinių laikrodžių, neturi didelio išskirtinumo ir kartais dėl to yra kritikuojamas, kai kurie mano, kad ateityje jis prisijungs prie didžiausių laikrodžių pasaulio figūrų. Vienas populiariausių turinio kūrėjų Lietuvoje – Paulius Samoška. Nesąmonių ant savo riešo jis taip pat nedėvi. Vienas jo laikrodžių yra nuo saulės pakraunamas Citizen Eco Drive. Šis 37 mm laikrodis tinka daugeliu veiklų, nuo pasivaikščiojimo parke iki kopimo į ugnikalnį. Viena aktyviausių pasaulyje ugnikalnių viršūnį pasiekti. Nelegale, bet pasiekt. Na, ar į kokią tai kalėdų eglutę? Šiandien aš sugalvojau užlėpti į Vilniaus kalėdų eglę. Ekstremalai į eglę šį vakarą nelips. Kalėdų eglės gesinamos. Citizen laikrodžiai garsėja kaip geriausia alternatyva šveicariškiems laikrodžių modeliams. Jie, nekopijuojant dizainų, alternatyvą turi kone kiekvienam laikrodžių tipui. Ir visa tai už patrauklią kainą, kuri tikrai atitiks ir kokybę. Būtent šį laikrodį galėtumėte nusipirkti už maždaug 200 eurų. Su marškiniais Paulius sakė nešiojantis Tissot Heritage Viso Date. Tai paprastas ir gražus 40 mm Swiss kvarcinis laikrodis. Jis minimalistinio dizaino ir apipurkštas antikvarinė bronza. Naujas jis jums kainuotų taip pat apie 200 eurų. Smagu, kad Samoška taip pat nešioja savo pirmąjį laikrodį Casio.
Tai jau prieš tai nekartą mano aptartas aukso spalvos skaitmeninis vintažinis modelis. Sakyčiau, tobula Pauliaus kolekcijos pradžia. Viename komiko Manto Stonkaus videobloge pamačiau jo išpakuojamą gimtadienio dovaną. Reikėjo pavargt, paieškot, nesakysi. Čia eik tu savo. Nors dovanų vertinti ir aptarinėti tikrai negalima, tačiau laikrodis yra įdomus. Tai Swatch ir Omega kolaboracija Moonswatch. Misija į Mėnulį. Praeitais metais pasirodžiusi laikrodžių serija sudrebino laikrodžių pasaulį. Žmonės ištroškę ant savo riešo pamatyti pavadinimą Omega rikiavosi eilėse su palapinėmis, kovėsi dėl vietos ir paskutinių likusių vienetų. Šiems modeliams buvo panaudota žymiojo Omega Speedmaster Moonwatch dizainas, tačiau jis padarytas iš plastmasinio korpuso. Jie tai vadina biokeramika. Na, čia tas pats kaip valytoja vadinti švaros dizainerė. Ši serija susilaukė labai daug negatyvių reakcijų. Visų pirma dėl to, kad Swatch melavo dėl jo įsigijimo. Iš pradžių buvo sakyta, kad bus galima užsisakyti internetu, tačiau vėliau buvo paskelbta, jog juos bus galima nusipirkti tik fizinėse parduotuvėse, ir tai net ne visose. Lietuvoje tokių nėra, o pavyzdžiui visoje Lenkijoje tik 3. Dėl to laikrodžių perpardavinėtojai pradėjo juos pardavinėti už daug kartų brangiau. Nors parduotuvėse jis kainuoja 250 €, skelbimuose jį rasdavai už daugiau nei 1000. Plastmasė lengvai braižosi, dažais ištepa riešą, dažnai iškrenta karūnėlės, dirželis medžiaginis ir pigus, o kvarcinio mechanizmo išimti ir pakeisti negalima, nes korpusas yra užlydytas. Tai 250 € tapo kaina už Omega logotipą. Na, bet tam bumui atslūgus jų paklausa sumažėjo, o ir patys Swatch jų labai daug prikepė. Tai parduotuvėse jų jau nebetrūksta. Man asmeniškai pasikeitus apyrankę jie atrodo solidžiai ir įdomiai. O ir šiaip šita kampanija su įspūdingu marketingu į laikrodžių pasaulį atvedė daug naujų klientų, o šie laikrodžiai daugeliui tapo puikia kolekcijos pradžia. Aš net pats tokį tikrai nešiočiau, nes tokie laikrodžiai suteikia jaudulį, geras emocijas ir leidžia išgyventi tą hypą, o tai tikrai verta tų 250 €. Mantas Stonkus taip pat buvo labai malonus ir pasidalino dar turintis gal kiek labiau išeiginį, tačiau sportiško dizaino Baume et Mercier Riviera. Titano plienu išskirtinai atrodantis laikrodis su automatiniu šveicarišku mechanizmu ir guminė apyranke. Man patiko banguojantis ciferblato raštas, spalvos ir įdomus dizainas. Toks naujas kainuoja apie 3000 €. Nors šis brendas yra labai senas, jį žino gan retas, nes ilgą laiką jiems buvo sunku sukurti žmonės pritraukiančių laikrodžių. Tačiau pastaraisiais metais jiems sekasi vis geriau, o jų tobulėjantis dizainai ir kokybė atranda vis daugiau pirkėjų. Šiandien tiek. Apačioje lauksiu jūsų įžvalgų ir komentarų. Iki kito karto. Kitas mano sąraše vienas žymiausių Lietuvos komikų Bartas.